Egidijau, čia reikia kameros. O, jie atsiprašau. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. O, taip mes pasisveikinam. Dabar prašyčiau visus atsisėsti, jeigu įmanoma. Ar gerai ten girdisi? Ar visi gerai girdi? Gerai. Galite arčiau ateiti, nes čia bus praktinis užsiėmimas, kad mes visi matytumėm. Tai galite arčiau ateiti. Čia yra vietų, galite visai arti ateiti. Kas arti bus, tai mes jau kalbėjom, Darius sakė, kad bus dovanos. Dovanos visada yra dovanos. Jos vietos daug neužima. Tai va, ateikit arti. Kai filmukas buvo apie Mauglį, pamenat? Arčiau. Dar arčiau. Dar arčiau. Va. Smagu jūs visus matyti. Va, arti. Kad mes viską matytume. Tai mūsų tema ir užsiėmimas bhakti joga arba dvasinė meditacija. Turbūt jau šiandien lektorių nemažai kalbėjo, turbūt jums sakė, pristatė, kas yra meditacija. Turbūt žinot, kas yra meditacija? Kas yra bhakti? Tai va, jūs visi čia į stovyklą ir atvažiavot, kad užsiimtumėt bhakti. Bhakti yra meilė, bhakti yra atsidavimas, bhakti yra buvimas kartu. Kai mes vienas kitą pakeliam, kai mes vienas kitą pakenčiam, kai mes vienas kitą toleruojam, kai mes vienas kitą mylim, kai mes vienas kitam galim padėti, kai mes vienas kitų galim pasidžiaugti, kai mes vienas su kitu galim kažko pasidalyti. Ir šiandien aš noriu jūs pamokyti, kažkas galbūt žino, kažkas moka, to mes sužinosim, kaip reikia medituoti, kaip reikia nuraminti protą. Noriu paklausti, ar yra čia kas, pas ką yra ramus protas? Kas gali pasakyti, kad pas kažką yra čia ramus protas? Kiekvieną dieną pas ką ramus protas? Ar yra? Tai išeina kaip čia visi nenormalūs? Visi neramus? Gerai, nėra psichiatrų, tai gerai. Tai va, jeigu pas visus neramus protas, aš tikiu, kad protas tikrai pas visus neramus, nes jį nuraminti labai sunku, jis mus vedžioja per gyvenimą. Du dalykai mus per gyvenimą vedžioja. Arba protas, arba kūnas. Protas visą laiką kažką šnibžda, vienu žodžiu. Turbūt ir jums sakė, nevažiuok. Reiškia, protas visada įtikinėja kažką. Ir čia turbūt jūs įtikinėjo, nevažiuokit, nerasit, miške kažkur, negalės, gal ten neįdomu, kaip ten atrodys viskas. Sakė tai protas, ar ne? Kaip reiks nakvoti, ką čia valgyti, kaip apsirengti, kaip į mane žiūrės, kaip, daugybė dalykų. Tai čia yra protas. Kūnas irgi pastoviai neduoda ramybės. Jisai sako, reikia puoštis, reikia dažytis, reikia mautis, reikia šukuotis, reikia miegoti, reikia į tualetą eiti, reikia nesenti, o įsensta. Tai va tokie žmogų vedžioja du dalykai, protas ir kūnas. O mes iš tikrųjų, irgi turbūt paskaituose lektoriai sakė, mes esame sielos. Sielos tai dvasiniai kibirkštėlė, mes iš tikrųjų šitam kūne gyvename kaip name, arba šitame kūne kaip mašinoje. Ir kūnas, visa vedinė literatūra, čia irgi turbūt kalba apie vedas kalba, kad mūsų pagrindinė paskirtis gyvenime su šito kūnu nueiti į dvasinį pasaulį, sugrįžti pas Dievą, arba su šito kūnu nuvažiuoti į amžinybę, kad čia nereikėtų gimti, mirti, senti, vargti, per daug dirbti. Ir va visam šitam procesui palankiausiai šitam kalio amžiui yra toks metodas kaip meditacija, kaip šventų Dievo vardų kartojimas. Kas iš čia esančių turi džapą ir kartoja kiekvieną dieną šventus Dievo vardus? Pakelkit rankas, pažiūrėsim, kiek čia yra. O, nemažai. Kokie 5, ne? Daugiau. 5 kart 5.
Bet turbūt visi girdėjo ir žino, kas nežino, kas yra džapa. Kas nežino, kas yra džapa? Nežinote, ne? Tuoj mes susipažinsim. Džapa tai yra, tuoj parodysiu, kas yra džapa, va tokie karoliukai. Matot, teko turbūt matyti, jų būna visokių, būna mediniai, būna plastikiniai, būna stikliniai, būna keramikiniai, būna metaliniai, būna auksiniai, geriausiai mediniai. Dar geriau, jeigu tai yra iš švento tokio tulasi medelio, reiškia, kuris, beveik kaip Dievas yra, ant tiek jis yra šventas. Tai va šitie karoliukai tokie, jeigu jūs turit, kažkas, kur matėt rodė, čia rankas pakėlė, jie padeda nuraminti protą, padeda išgyti, padeda pasiekti laimę gyvenime, padeda susirasti vyrą, jeigu neturit, padeda susirasti žmoną, jeigu neturit, padeda susilaukti vaikų, padeda nepakliūti į psichiatrinę ligonę ir padeda iš psichiatrinės išeiti. Nuoširdžiai sakau, mano praktikui, kadangi kiekvieną dieną su to tenka susidurti, ateina vis tokių žmonių, kurie ruošiasi išeiti ten, žinot, uždarys jos, ir ateina tie, kurie išeina iš ten ir galvoja, ar jos vėl neuždarys. Tai va, čia yra vaistai, kurie padeda visko. Padeda nepasenti bendrai, tiek psichiškai, tiek fiziškai. Tai čia, nėra turbūt šitam gyvenime, tarkim, jeigu man kažkas siūlytų milijonus, milijardus, aš netiduočiau šitos, reiškia, karoliukus. Šitie karoliukai yra viskas. Va šitie karoliukai padeda susitvarkyti gyvenimą. Kaip susitvarkyti padeda gyvenimą, aš tuoj papasakosiu. Sunku suvokti, bet sakoma, kad šitame kalio amžiuje tai vienintelis metodas būti laimingam. Vienintelis metodas ir būdas būti laimingas šitų karoliukų pagalba. Įsivaizduojat, kokia čia yra branginybė. Tai va, vieni nuo kitų nevokit, nes aš padovanosiu. Visi turėsit, jeigu tik bus noro. Tai kam jie skirti? Kaip ir sakiau, jie skirti nuraminti protą. Nes jeigu protas neramus, jis iš karto sako, blogai, ryte nesikelk, ryte šalta, ryte sninga ten, ryte dar kažkas į darbą reikia eiti, ryte, viskas yra blogai, nuo ryto prasideda. Jeigu yra karoliukai, atsikeliam, mes kažką pasakom, mantrą, viskas, protas nurimsta ir galima eiti į tą darbą. Vakare pareina, protas irgi neramus, sako, reikia to, jeigu yra karoliukai, vėl kažką sugalbė, ir vėl protas nurimsta. Tai va, čia yra pagrindinė gelbėjimuose tokia liemenė, kur gali viską sutvarkyti. Jeigu mes turėtumėm šiaip karoliukus, reiškia, žmonės kaip dažnai nešioja kažką ant kaklo karoliukus. Iš tikrųjų, ant kaklo sakoma, pagal Vedas, kad visada tik turi būti, reiškia, šventi karoliukai. Šventi, ne šiaip savo kažkokie, reiškia, o ypatingi, kurie mūsų saugotų nuo mirties. Ir kadangi kaliamžiai žmonės nežino, ką reikia nešioti, nešioja kartais viską ant kaklo. O šiaip turėtų būti kantė mala. Kantė ir mala, tai irgi šventi, analogiškai kaip yra džapos karoliukai, taip turėtų ant kaklo to žmogų būti, kad apsaugotų. Tai va, kam skirta džapa ir kam jinai reikalinga? Jeigu mes šiaip kažką tai kartotumėm, tai nebūtų jokio efekto, reiškia. Bet jeigu mes kartuojam šventus Dievo vardus, tai tas efektas yra pats didžiausias, reiškia. Mūsų sujungia, leidžia pasikalbėti su Dievu, jam kažką įsakyti, atverti cirdį, reiškia, gauti iš jo kažkokią informaciją ir viską tai padeda va šitą džapų malą. Sakoma, kad senais laikais, taip vadinamo aukso amžiuje, jūs turbūt girdėjot, kad buvo toks amžius, Satija Juga, tai prieš daug milijonų metų žmonės norėdami nuraminti protą ir išeiti į dvasinį pasaulį, atlikdavo kitokią meditaciją arba jogą. Kas nors iš jūsų turbūt vaikšto jogą ir ten sėdi tokioj asanui, reiškia, bando susikaupti, tuštumą kartais, dar kažkur apie kažką galvoja. Tai va šitas metodas atėjo iš Satija Jugos, kai žmonės gyvendavo daug ilgiau negu dabar, gyvendavo po 100 000 metų. 100 000 metų. Satija Jugoje, reiškia, aukso amžiuje žmonės tie gyvendavo. Ir jie taip atsisėsdavo ir sėdėdavo 60-70 tūkstančių metų. Nei tualetą eidavo, nei valgydavo, nei gerdavo. Taip susikompdavo, susikoncentruodavo. Ir reiškia, širdyje pasiekdavo paramatmą. Tai reiškia, yra Dievo forma tokia mūsų širdyje. Ir mes patys širdyje randamės kaip sielos. Ir susijungdavo su Dievu ir laimingi išeidavo, reiškia, per viršutinį kanalą, išeidavo dvasinį pasaulį. Kai Satija amžius pasibaigė, reiškia, aukso amžius, atėjo kita juga, atėjo treta juga. Reiškia, tai amžius, kai visko sumažėjo. Sumažėjo žmonių gyvenimo trukmė, sveikata, atmintis, reiškia, dieviškumas, viskas. Taip kinta kas kart. Tarkim, aukso amžius ten tęsiasi 1 780 000 metų. Treta juga tęsiasi, tas sidabro amžius 1 200 000. Ir automatiškai viskas sumažėjo. Žmonės gyveno tik tai 10 000 metų jau. Mums jau dabar fantastika atrodytų 10 000 metų gyvento. Tada 10 000 metų gyveno. Ir
tas sėdėjimas nebetiko, reiškia, kad būtų laimingų nebetiko tas metodas. Ir žmonės pradėjo daryti jagės. Reiškia, būdavo aukuras, ten pildavo tokį sviestą ir mes daug grūdų suaukodavo. Kartuodavo mantras ir žmonės taip pat pasiekdavo nušvitimą, išsivadavimą. Toks metodas buvo. Kitas amžius pasibaigė, atėjo kitas amžius, Dvapara Juga, ir žmonės, norėdami išeiti iš šito materialaus pasaulio į amžiną gyvenimą, gauti amžiną kūną, kad nereikėtų mirti, gyventi, kentėti, senti, pradėjo kitą metodą naudoti, eidavo į šventyklas. Tai va, dabartinės, kur yra bažnyčios šventyklos, tai yra palikimas iš anų laikų, iš Dvaparos Jugos. Tai tas viskas galiojo iki 5000 metų atgal. Taip žmonės pasiekdavo nušvitimą, eidavo į bažnyčią kiekvieną dieną, ten medituodavo, melsdavosi, matydavo, reiškia, Dievo formą altorijoje, kažkokią mūrtį, reiškia, statulą padarytą, ir ten suprasdavo, kad Dievas taip save atiduodavo, ir taip išsivaduodavo. Ir va, atėjo mūsų laikas. Mūsų laikas vadinasi kalė amžius. Kalė tai reiškia apgaulė ir pyktis. Mes pykstame, mes apgaudinėjom visus, pas mus neramus protas, mes labai trumpai gyvenam, 100 metų nesiekėm. Ir labai sunku tą rasti laimę. Kiekvieną dieną aš matau dažniausiai žmonės nusiminusius, pergyvenančius, nerandačius savęs, iš vis pasimetusius. Dabar 60 metų žmogus nežino, ko būti. Ateina 60 metų žmogus, sako, ką man dirbti, ką veikti, reiškia, kokią profesiją gauti, suprantat? Niekas nebežino. Aš nekalbu apie vaikus, apie jaunus žmonės. Mes skiriamės, vedam, tekam, susimaišę, reiškia, viskas susimaišė, absoliučiai. Atminties nebeliko, laimės nebeliko, nieko nebežinau, kaip gyventi. Protas visiškai neramus. Laimės rasti net nežinom kur. Mes lekiam ten, viskas neaišku. Vieni sako, taip gyvenkite, taip, kiti tą kartu, kiti ką, viskas pasimetė. Bet yra toks metodas arba kelias kaip bhakti yoga. Bhakti reiškia, yra autoritizuotas, reiškia, šaltinis. Tai nėra šiaip, kad aš ar kažkas kitas čia atėjęs prisigalvoja kažką. Viskas tai persiduodavo paramporo sistema arba mokinių seka, reiškia. Turi turėti mokytoją savo mokytoją. Ir taip mes pasiekėm patį visatos kūrėją Brahmą, kuris pasakė, kaip mes galim būti laimingi. Ir Brahma, ir visi kiti, ta parampara pasakė, kad kalė amžiai reikia kartuoti tik šventus Dievo vardus. Jeigu mes kartuojam šventus Dievo vardus, mes ryšyje su Dievu, o kadangi pas Dievą yra viskas, jis yra absoliutas, jis gali viską mums duoti, mus išvaduoti, mus nuraminti, mus paguosti, mus paskatinti būti laimingiems. Tai va, koks tas metodas yra ir kaip čia viską reikia daryti. Viskas labai paprasta, yra tokie 3 žodeliai. Kas vakar buvo, turbūt čia buvo kirtanas, giedojant šventus Dievo vardus, šiandien turbūt irgi girdėjot, yra taip vadinama mantra. Yra mantra, yra maha mantra. Ką reiškia mantra? Mantra tai verčiasi iš sanskrito žodžio man yra protas, tra išlaisvinimas arba nuraminimas. Kaip mūsų protas prie kažko kiekvieną minutę jungiasi. Mes galvom apie vyrą, kas turi vaikus apie vaikus, kažkas apie namus, kažkas apie valgį, kažkas apie miegą, kažkas apie drabužius, kažkas apie seksą, kažkas apie viską kažką galvojam. Ir dažniausiai mes kenčiame nuo to. Prie ko labiausiai prisirišame, tas atneša mums nerimą, skausmą ir kančią. Tai va, mantra padeda atsijungti nuo to, nuo ko mes kartais patys norim atsijungti, bet neišeina atsijungti. Žiūrėkit, alkoholikų neišeina mesti gerti, jam visas pastoviai galvoja apie alkoholį. Narkomanas apie narkotikus. Moteris įsimylė kažkokį vyrą, o vyras, jeigu neklauso, išeina kažkur, jinai galvoja, kenčia. Vyras, jeigu žmona palieka vyrą, vyras net žudosi. Tokia kančia užeina. Verslininkas, kuris bankrutuoja, jis galvoja apie savo turtus, jis irgi nusižudo, nusišauna arba viskas nebežino, kaip toliau gyventi. Jis norėtų iš galvos mesti tą, apie ką galvoja, kas jam sukelia kančią, bet neišeina mesti. Pasirodo, kol mes savo protą netjungsime mantros pagalba, tol mes kentėsime. Suprantat? Viskas yra šia iliuzija ir maja. Tai va, mantra yra ta priemonė, kuri padeda atjungti nuo to dalyko, nuo to objekto proto, kad mes nekentėtumėm. Labai paprasta. Iškart atsijungiam. Iškart užtenka tik kartoti šventus Dievo vardus, nes Dievo vardai yra dvasinė energija. Tai yra, sakoma, varduose yra jis pats. Tai va yra mantra, tai reiškia proto išlaisvinimas, yra maha mantra. Vedas sako, yra apie 16 milijonų mantrų įvairiausių. Jų pagalba mes galim susisiekti su pusdieviais. Pusdieviai tai reiškia yra pusė Dievo, kurie gali išpildyti visus mūsų norus. Bet jeigu mes susijungiam su pačiu aukščiausiu, jis gali viską išjungti. Viską padaryti, kad mums būtų gera, čia mes būtumėm laimingi. Ir maha mantra yra labai paprasta, ją sudaro tik 3 žodeliai. 3 žodeliai, kurie atsikartoja ir gaunasi iš viso 16 žodelių. Pirmas žodelis yra, gal girdėjote, Krishna.
Teko girdėti Krišną. Ką jis reiškia? Krišna pasirodo yra pats aukščiausias Dievo asmuo ir čia yra jo pirminis vardas. Krišna reiškia jis pats patraukliausias. Dievas yra pats patraukliausias. Kaip jau atbūdyti? Jis pats patraukliausias, jis pats absoliutas, jis pats gražiausias, turtingiausias, švariausias, tyriausias, maloniausias, geriausias. Viskas, kas geriausias. Kai mes ieškom vyro arba mes ieškom moters, mes ieškom tuos pačios patraukliausius. Kasgi nenori vesti arba ištekėti už patraukliausio, ne? Mes ištekam arba vedam, bet paskui žiūrim, sensta, ta mano moteris arba vyras tokį pilvą turi, galvoje, nelabai jau patrauklus arba nelabai patraukli. O jeigu dar charakteris toksai, ne, visai nepatraukli. O paskui pasidaro visai nepatrauklus ir mes skiriamės, bėgom ir ieškom patrauklesnio. Tai va, mes taip ieškom to absoliuto, to tikro Dievo, kuris yra pats patraukliausias. Todėl žemėje mes nerasim patraukliausios moters, patraukliausio vyro, patraukliausio kažko. Nes kiekvienas iš mūsų turi kažkokį tai trūkumą. Užtat, ką mes turim, ką gavom, tokią žmoną, tokį vyrą reikia priimti, reikia mylėti. Čia yra forma, irgi viešpaties forma, reikia priimti. Pats patraukliausias tuo metu mano žmogus turi būti. Neprisiriškim prie kūno. Tai va, pats patraukliausias yra Dievas. Taip ir verčia. Krišna yra pats patraukliausias. Kitas žodelis yra Rama. Rama yra kita Dievo savybė, ko mes kiekvieną dieną, reiškia, ieškome. Mes norime būti džiaugsmingi, nes džiaugsmas susietas su laime. Tai va, Rama reiškia visą džiuginantis. Jeigu mes sakome žodelį Rama, jis jau mus širdyje džiugina, mums ten turi būti gera. Ir laimė ir džiaugsmas ateina ne iš išorės, kai mes kartais ieškom, kad saulė būtų, lietus, tenais jūra būtų, dar kažkur išvažiuotumėm. Mes dažniausiai pasitenkinimą ieškome išorėje. Džiaugsmas iš tikrųjų yra viduje. Mes turim taip susitvarkyti savo protą, kad džiaugsmas ateitų čia iš vidaus. Ir mes turėsim kažką ir neturėsim, čia būsim viduje laimingi. Va taip reikia pajausti. Taip Ramą reikia kartoti ir čia bus džiugu širdė. Kai džiugu širdė mes visada šypsosimės. Mes kitus mylėsime ir tą meilę atiduosime kitiem. Ir yra trečias žodelis yra Harė. Harė tai reiškia viešpaties, Krišnos reiškia sutuktinės. Sutuktinės Radharanės reiškia vidinė energija. Tai per Harė pasireiškia, reiškia meilė. Meilė sujungia, reiškia tą patraukliausią, tą, reiškia, visą džiuginančią savybę, jinai sujungia. Tai va, Harė reiškia meilė, absoliuti meilė. Ir tie trys žodeliai pasikartoja 16 kartų. Mantra labai paprastai kartojasi. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Matot, kaip paprasta. Paprastai kartojasi, tai nenusibosta. Buvo toks ansamblis, girdėjau turbūt Bitlai, ne? Čia prieš 20 metų pats populiariausias, niekas neplenkė jos nei turtingumu, nei diskų išleidimo kiekiu, nei auditorijos surinkimu, reiškia pats. Ir ten tie Bitlai, kaip jie iškilo, kaip jos visi šlovino, reiškia, kaip jie pasiekė aukštumas, jie giedodavo Maha mantrą. Tai va, Lenonas ar Harisonas kartais sako, mes plaukdom arba važiuodam po 6 valandas, po 8, mes važiuodami kažkur skrisdami, būdami oro uoste, mes kartodom Maha mantrą. Bitlai, kurie patys garsiausi. Nebuvo garsesnių muzikantų kol kas šitam materialiam pasauliu per tos 2000 metų, ką viskas yra, sakykime, nufilmuota ar užrašyta. Tai va, jie kartodavo Maha mantrą. Automatiškai jie buvo žinomiausi ir tai nešė šlovę, nes tuose varduose yra viskas. Tai mantra labai paprastai kartojasi, va šitaip. Tai kol mūsų protas neramus, mes niekaip su juo nesusitvarkysime. Užtat kiekvieną rytą atsikėlę, reikia pasimti džapą, va šitus karoliukus. Čia yra 108. 108 karoliukai yra mistinis skaičius. Reiškia, yra 108 visatos dėsniai, yra 108 viešpaties vardai patys pagrindiniai. Nu ir daug, kas yra su 108 susieta. Ir džapa kalbasi, kartojasi. Aš net sakau taip, jeigu žmogus neturi džapos, jis negyvas. Nėra jo. Nėra žmogaus. Aš galiu sakyti, aš žmogus. Džapą turi, neturi, tai reiškia ne žmogus. Nes džapa ką padaro? Vieną ratą, jeigu žmogus ir te sukartoja, reiškia, aš galiu pasakyti, aš esu gyvas. Aš gyvas. Jeigu džapas aš nekalbu, nesukartuoju vienos, aš negyvas, aš kažkas tai. Vaikščiu kažkas, bet aš savęs nevaldau. Aš esu kažkas, bet net nežinau, mane reiškia iš vis nešioja. Vienas ratas, jeigu žmogus vieną ratą sukartuoja ryte, reiškia, galiu sakyti, aš gyvas. Aš gyvas. Vienas ratas. Jeigu žmogus sugeba ryte kiekvieną rytą sukartuoti 2 ratus, tada žmogus pamatys saulę. O, saulė yra. Nes dažniausiai mes nematom, sakot, niūru, ten lietus, saulės nėra, šalta. Reiškia, žmogus nesukalbėjo 2 ratų. Nėra saulės, iš kur tos saulės? Pirmiausia, negyvas, o antrai negali matyti tos saulės, net negyvas. Kaip gali matyti saulę? Tai va, 2 ratus sukalbėjus atsiranda saulė. 3 ratai
3 ratai kas yra? 3 ratai, pamatysit, kad turit žmoną ir vyrą. Žmona pamatys, kad yra vyras. Šiaip jie atrodo, kad nėra vyro. Netikęs ten dar kažkoks, žinot, dažniausiai nusiskundžia. Ten nespėja, netoks. O vyrui irgi atrodo sena, stora, dar kažkas nervuota. Tai va, 3 ratai, jeigu vyras sukalbėtų, jeigu žmona, sakė, vyrui sakytų, eik sukalbėk 3 ratus. Tai vyras, kai sukalbėtų 3 ratus, sakytų, sakytų, aš tai myliu. O, žmoną turiu. Iš karto pamatys, kad turi žmoną. 4 ratus, jeigu žmogus sukalba 4 ratus kiekvieną dieną, be išeiginių. Kiekvieną dieną. Tai 4 ratai, kai mano mokytojas sako, kiekvienas žmogus įgauna sitkį, tai reiškia mistinę galią. Kiekvienas iš jūsų gali tai gauti. Kiekvienas, įsivaizduojat, 4 ratus kalba, metus laiko. Jūs atskirsit, kas jums meluoja. Meluoja ir nemeluoja. Atsiranda tokia savybė vidinė, kad jūs pajausit, jūs dabar čia apgaudinėja kažkas ar ne. Tarkim, mergina sutinka vaikiną ir vaikinas sako, aš tave myliu. O jinai 4 ratus tiesiog kalba žiūri. Ne, meluoja. Tu nori į lovą mane vestis. Jis sakys, iš kur žinai? Aš 4 ratus kalbu. Nu, paprasta. 4 ratai, tai reiškia atskirsit, meluoja, nemeluoja. Naisit į darbą kažkur, darbdavys sakys, padirb, aš tau pakelsiu ten atlyginimą padidins. Ir jūs žiūrit, sakys, meluojat. Jūs tik galvo sako taip, kad prisiviliotumėt, pradėsiu dirbti, nemokėsit. Ir tai visur. Kas kur besakytų, 4 ratai reiškia atskirsit, kas meluoja, kas ne. Matot, kaip paprastai. Kiekvienas gali žmogus įgauti mistinės galės. Jeigu sukalbėsit 8 ratus, viskas, jūsų gyvenimą ateis kaip laimė. Sutiksit savo žmogų, nurims protas, pradės tvarkytis namuose, viskas, kas yra materialu, reiškia, atsikvėpsit, sveikata padės tvarkytis. Jeigu kiekvieną dieną sukalbėsite 16 ratų, jūs pradėsite reguliuoti ir valdyti savo likimą. Čia bus vairas. Pradėsit reguliuoti savo likimą. Dabar mus nešioja. Tai ten vieną dieną, tai ten, į kalną, į pakalnę, niūru, blogai, depresija, apatija, dar kažkas, psichiatrinė atgal, viskas, darbo nėra, ten viskas blogai. 16 ratų tai yra garantas, kad aš valdau likimą. Ne likimas mane, o aš. Įsivaizduojat kas? Čia yra vairas, likimo vairas. Tai toks yra metodas. Tai aš neatsivežiau daug džapų, galėsiu daug kam padovanoti ir mes, kas paims arba kas turi, nežino, mes galėsim paimti ranką ir aš paaiškinsiu, kaip reikia kalbėti. Tai kas norėtų gauti džapą? Kas norėtų sustvarkyti savo gyvenimą? Kad nenešiotų, kad nedaužytų tas gyvenimas. Čia norėtų, ar ne? Tai aš pažiūrėsiu, kiek mes laiko turim. Aha, turim dar pusę valandos. Tai jūs kiekvienas, kas neturi, galit prieiti prie manęs, aš paduosiu po džapą ir dar knygutę padovanosiu, kur yra parašyta, kaip džapą kalbėti. Ir paskui mes per 15 minučių aš apdalysiu visus ir paskui parodysiu, kai jau turėsit rankoje tą džapą, kaip kalbėti ją. Gerai? Tai kas neturi, gali prieiti prie manęs, aš dovanosiu ir knygutę su savo parašu ir po džapą. Prašau. Neskubėkit, visiems užteks. O paskui mes pasimokysim, kai rankui turėsit. Taip, prašau. Tai gal žmona nekalbės? Ar kalbės? Ar priversit? Ar pati sutiko? Prašau. Ai, knygutė, kažkam padovanosim tada. Prašau, knygutė. Čia yra vienam puslapį parašyta, kaip kalbėti. Kalbėsit? Gerai. Taip. Be knygutės, ne? Gerai, be knygutės. Taip, prašau. Jo, gerai duosiu. Prašau, iš manęs ne. Matai. Atvažiavot gerai. Prašau. Tuoj visiems duosiu, visiems užteks. Būkim ramus. Taip. Aha. Ir knygutė. Su mano paskaitysit. Nu, reiškia, matot, švarė asmenybė. Prašau. 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 O vyras kalbės? Gerai. Priversit. O. Priversit moteris. Matot kokią įtaką?
Prašau. 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 Su varliukais. Prašau. Prašau. Jūs neapibėkit, atsisėskite, mes tu mokysimės kaip kalbėti. O, gerai. Я никого не знаю. Michelle? Ką reikia?
Kas kalbės? Yra čia? Prašau. Prašau. Kas kalbės? Yra čia? Prašau. 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 Knygutė? Viską? Viską? O kokios problemos su 10-mečiais? Neturi problemų? Kaip tai? Situacijos ne problemos. Tai tas pats. O čia iš kažko medžio sakė? Aš pasakysiu. Aš tai paaiškinsiu. Ką tai turi, tai kažkas skiriasi? Skiriasi. Jūs turite ženklą? Tokia pat? Ne. Aš tai paaiškinsiu. Jeigu paima, tai turėtų jau kažką daryti, matot. Be knygutės. Nepamenu. Jo, jeigu kalbat, gali Krišna reikia kitą čia. Prašau. Prašau. Žaba? Prašau, kalbės? Tai prašau. Kalbės? Turės, sakot, gerai. Nu, tai žinom, kad kalbės. Turės jai turės duoti jai. Knygutės. Prašau. Žiūrėjau, galit sakot.
Galit tašyti, aukokit, ačiū labai. Ačiū. Kas negavo dar džapus? Džapus? Knygutė neliko, aš paskui aš duosiu. Knygučių nebeturiu. Ir džapos, matot. Ir džapos dar dvi liko. Kas dar negavo džapų? Nu, o kur mama čia yra? Paimkite tas mamai. Aha, prašau. Va, paskutinė džapa. Aha, daugiau džapų. Atsivežiau 90 džapų ir 100 knygučių. Nežinau, kad tiek jūsų daug bus. Čia daugiau atsivežęs. Bet jeigu kažkas yra Vilniuje, rytoj ateis Vilniuje, į Vaišnavo kultūros centrą Trinapolio 9, tai aš galėsiu padovanoti knygutę ir džapą. Jeigu kiekvieną sekmanį galite ateiti, aš ten būnu. Arba jeigu ateisite į Kauno Vedų kultūros centrą, Panerių 187 aš irgi padovanosiu ir knygutę, daug knygučių padovanosiu. Ateikite į Panerių 187 Kaune į Vedų kultūros centrą arba Vilniuje į Vaišnavo kultūros centrą ir aš irgi padovanosiu, kam neteko knygutės ir džapos. Tai dabar, kur liko keletą minučių, paaiškinsiu, kągi dabar daryti. Jūs dabar turit, matot? Kas turi, pakelkite rankas. Va, kiek mes turim, matot, jau daug turime, ne? Tai va, turi džapą. Dabar viskas, jūs, kaip sakant, parišti. Supančiuri, dabar įsipareigoja. Tai ką reikia daryti? Reikia pasižadėti savo, nuo šiandien, tarkim, rytoj, jūs vis tiek kažkas išvažiuos namo, kažkas liks, kad rytoj ryte atsikelsiu ir sukalbėsiu vieną ratą. Vienas ratas tai yra 108 karoliukai. Čia yra 109, va tas viršų, kur yra užrištas, tai yra 109, ant jo nekalbama. Džapa iš vis, žmogus turi dvi rankas, ne? Dešinė ir kairė. Tai kairė mūsų ranka yra praeitis, jeigu žiūrėti chiromantė arba astrologija, čia yra mūsų praeitis, dešinė yra dabartis ir ateitis. Tai kadangi mes kuriam ateitį, tvarkom praeitį, tai reikia kalbėti su dešinė ranka. Kalbama su dviem pirštais, va su šitais. Su šito, kai visada kurodom gerai, ir su šito, kuris galvoja mes nepadarus gestas, bet čia yra irgi mūdra. Tai su šitais dviem pirštais, su šito ir su šito. Kalbama 108 karaliukai, 109 nekalbama, nes čia skaitoma pats Krišna. Džapa šiaip kalbama, kad žinotumėt, nėra tu šitaip sukamamo, pirmin, atgal, pirmin, atgal. Kai vieną ratą sukalbam, vat, nuo šito karaliuko apeinam aplinkų, 108, sukartojam, skaitus vienas ratas. Tai vat kalbama su tiems dviem pirštais, reiškia. Šitas pirštas iš vis yra, reiškia, jeigu žiūrėti iki šitą dalį falangą, vat antrąją falangą, čia yra ascendentas arba mes patys, va, gal šitą galim pasižiūrėti, reiškia, koks mūsų gyvenimas yra dabartinis. Spalio 18, 19, 20 aš darysiu stovyklą. Čia netoli, už 4 km yra Dalios sodyba. Kviečiu atvažiuoti į stovyklą. Vadinsis, kaip nuspėti savo ateitį, dabartį, praeitį, kaip pakeis gyvenimą. Tai va ten 3 dienas aš mokysiu, kaip susitvarkyti su pirštais, kaip žiūrėti tos pirštus va kiekvieną ir žinoti, koks mano likimas, kas su manim darosi, ką tos rankos reiškia. Tai bus 3 metų toksai seminaras, mokykla. Šiemet pirma tokia bus tema. Ir aš pasakosiu, kaip va čia pasižiūrėti savo pirštus, arba į savo vyro pirštus, arba į būsimo vyro, arba į būsimo žmonos, kas jinai per asmenybė, arba už rankos paėmus, arba už vaikui paėmus pasižiūrėjus, kaip čia galime pasižiūrėti savo likimą. Tai va kiekvienas tą gali pasižiūrėti, tai kviečiu už mėnesio atvažiuoti ten. Bet jau dabar pasakysiu, kad čia mes esame mes, o čia Venera. Planeta Venera atsakinga už meilę. Tai matot, mes automatiškai, aš sujungtas su meilė. Ir man šito piršto, kai dedu, džapą reikia padėti ant šito piršto, nuo karoliuko. Karoliukas pasilieka tas viršutinis už kaip ir, o čia skaitosi pirmas, su tuo vanykščiu prispaudžiu su Venera, prispaudžiu prie šito piršto ir nuo čia pradedu kartuoti, reiškia į priekį eisiu. Ir kartuoju mantrą, va tą 16 žodelių. Ten, kur daviau knygutes, ten vienam puslapį rasit, kaip kartuoti mantrą. Yra visas aprašymas, jūs atsiversit ir ten, kam bus neaišku, pasiskaitysit, bus aišku. Tai mantrą kartuojasi taip, labai paprastai. Su to nykščiu aš judinu, reiškia, įlėčiu ir kartuoju Hari Krishna, Krishna Krishna, Hari Rama, Rama Rama, Hari. Mantrą reikia kalbėti pusbalsiu, kad pats aš girdėčiau, ką sakau. Negalima mintimis, nes mintis į taip mus vedžioja. Norint suvaldyti protą, mantrą, kaip sakiau, man protas yra išlaisvinamas, suvaldymas to proto, kad jis nevaikštų kažkur. Reiškia, aš turiu girdėti, ką sakau. Nereikia šaukti ten, Hare Krishna, kaimynas sakys, kad tu ten. Paskambins, sakys, išveškit, šūkauji ten. Nereikia, galvos, ką prigėrėm, žinot.
dar kažkas, šeimą pažadinsim, šunys pradės kaukti. Iškai labai ramiai reikia kartuoti Hari Krishna, Hari Krishna, Krishna Krishna, Hari Hari, Hari Rama, Rama Rama, Hari Hari. Tai vai taip, kiekvieną mantrą karoliuką reikščia, tą 16 žodžių sukartu ir perinu prie sekančio Hari Krishna, Hari Krishna, Krishna Krishna, Hari Hari, Hari Rama, Rama Rama, Hari Hari. Esmė klausytis, ką kalbu. Ir taip protas atsijungs nuo tų nesąmonių, kurios lenda pas mus į galvą. Nes mes kiekvieną dieną kalbamės, patys su savim, su žmona, su vaikais, su kaimynais, su darbu, su kuo tik norit kalbamės. Prisimenam praeitį, dabartį, praeitas naramus. Bijom gyventi, bijom mirti, bijom susirgti dėl savo artimųjų. Čia yra nesąmonės. Taip kiekvieną dieną gyvenam. Ir nieko neįvyksta. Jeigu kas įvyks, ir taip įvyks. Tai va reikia kartoti tos žodžius ir protas atsijungia nuo to objekto, kuris atneša mums kančią, nerimą. Ir tada aš prisijungiu prie viešpaties, nes šitoj mantroj yra pats Dievas. Sunku suvokti, bet tą vėliau suvoksti. Dabar sunku. Protas atmes, kas čia nesąmonė, kas čia Dievas, tai iškia žodžius. Taip, žodžiusi. Tai va ir taip einam į priekį. Vėl toliau Hari Krishna, Hari Krishna, Krishna Krishna, Hari Hari, Hari Rama, Rama Rama, Hari Hari. Iš pradžių reikia kartuoti lėtai taip, kad girdėčiau kiekvieną žodį. Kad kiekvieną žodį dėmėj girdėčiau. Paskui su laiku jūs išmoksit greitai kartoti. Paskui pamatysit su laiku, kaip mintis išeina su to žodžio. Pagausit mintį, matysit ją realiai. Įsivaizduojat kaip. Atsiras visai kiti gabumai. Niekas jūs nesutrukdys. Mantra ką duoda? Nepasimesit bet kokioje situacijoje, nebebijosit, nebesikankinsit, nurimsit, matysit išeitį iš bet kurios situacijos, pasitikėsit Dievu. Jeigu blogai bus, jūs nervins, ten kažkas atsitiks, kalbėkit mantrą. Ir va taip kalbame, čia sukame, kol dainame iki pat galo. Kai dainame va to 108 sukalbame, skaitosi vienas ratas. Vat kai vieną ratą rytoj sukalbėsit, pamatysit, kad gyvi. Pajausit, o, man 25, šiandien aš tik gyva. Iš kiti 25 metai pamatysit, buvo veltui gyventi. Kai sukalbėsit 2, sakiau, pamatysit, kad yra vyras, vaikai, saulė ten kaip 3 ratai. Vat viską pamatysit, keisis. Kai 4, pamatysit, kas meluoja, kas tiesą sako. Va taip keičiasi. Kai 16 ratų metus laiko, kai kalbėsit 16 ratų, pasikeis visas gyvenimas. Visas gyvenimas. Jūs patys pasirinksit, su kuo gyventi, kur kraustytis, kuo dirbti, ką užsiimti. Viskas keisis. Labai paprasta. Tai va taip kartuojame, kai čia daėjome iki paskutinio rato, reiškia vienas ratas užbaigtas. Šiaip yra tokia mantra, kuri apvalo už tai, kad aš kalbėdamas šitą maha mantrą apie kažką galvojau. Pamatysit, kai kalbėsit šito žodžiu 16, protas nešios, jūs nuvažiuosit kažkur, ten kalbėsitės, kažką darysit, nes protas išlėkė. Atrodo kartoji ir vis tik jis pabėga. Reikia protą susigrąžinti, sakyti, sugrįžk. Ir vėl iš naujo reikia kalbėti, ten, kur sustojat. Tai čia užbaigtas vienas ratas. Šiaip yra kartojama kita mantra, bet aš jos nesakysiu, jums susimaišysit mantrą ant mantros. Čia, kai ateiname, reikia apsisukti. Jeigu antrą ratą norit, apsisukat ir atgal keliaujat. Apsisukam, kaip aš sakiau, mantra kalbasi pirmin, atgal, pirmin, atgal. Neina šitaip ratais. Apsisukam ir vėl kartuojam ramiai. Hari Krishna, Hari Krishna, Krishna Krishna, Hari Hari, Hari Rama, Rama Rama, Hari Hari. O paskui, tai jūs kalbėsit maždaug 10 minučių iš pradžių. Užtat neskubėkit, susikoncentruokit. Atsisėskit, va tokiai padėti, lotoso padėti ramiai kartokit. Galit prisimerkti šitai. Galite atsijungti tą ir klausykitės į savo garsą. Nesvarbu, kas ten šaukia, kažką daro, nekreipkite dėmesio. Sugebėkit susitelkti. Kai sugebėsit susitelkti mantrą, jūs vėliau susitelksit bet kur bebūdami. Mašiną vairuosit, už salo sėdėsit, valgyt, ruošit, mokysitės, ten kažkas ant jūsų šauks, kažkokia situacija, jūs mokėsit sugrįžti, vai tą. Čia būt čia ir dabar. Esmė mantros būt čia ir dabar. Tai va, paskui, kai išmoksit jau greitai, tai už metų, už 2, už 5, kai atsiras praktika, jūs kalbėsite labai greitai. Hari Krishna, 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 Hari Rama, Rama, Hari Hari. Labai greitai kalbėsit. Ir tas pats, ten bus 5-4 minutės, tą mantrą sukartosit. Dabar 10-15 minučių. Pamatysit. Tai viskas taip spręsis. Tai va, vienas ratas, 10-15 minučių lėtai. Užbaigėt vieną ratą, viskas. Ačiū. Jau. Duokit savo įžadus, kad kiekvieną dieną sukalbėsiu vieną ratą. Laikas geriausias kalbėjimo rytas. Rytas iki 6, tai reiškia dorybė, ramu. Nėra triukšmo, visi miega, visi tinginiai iki, žinot, šitai keliasi po 6, ne? Žinot, visi, kam nesiseka, kam blogai po 6, bet jūs kitokie, jūs anksti keliatės. Tai va, kas keliasi 6, tai yra dorybė. Iki 6 laikas ką duoda? Duoda sveikatą, duoda optimizmą, duoda laimę, duoda meilę, duoda viską, džiugėsi žmogui, pakrauna, kad jis turėtų energijos. Laikas iki 6. Laikas nuo 6 ateina nerimas, jau pradedi va taip drebėti. Jeigu žmogus keliasi nuo 8 iš visiškas stresas.
Jeigu žmogus keliasi nuo 8 iki 9, sakoma, kad jis sensta ne pagal metus. Jeigu žmogus keliasi nuo 9 iki 10 yra mirties laikas, jis iš vis parazitas, vėžinė ląstelė visatoj. Jis turi būti sunaikintas. Tai viskas sako. Tai va, kadangi jūs anksti keliatės, tai laikas iki 6 yra pats geriausias kartuot Maha mantrą. Jeigu atsikėlėt vėliau biški, nu, ten, žinot, būna visai, tarkim, ilgai iki nakties meldytis. Tai va, jeigu atsikėlėt vėliau, irgi sukalbėkit vieną ratą, tai 10 minučių. Naikit į kambarį, į balkoną, į lauką, išeikit, atsistokit, atsisėskit. Džapa kuo palanki reiškia, kad ją galima kalbėti bet kur, bet kur. Todėl matė, daugelis čia vaikšto, tik su džapa. Gali pasirodyti, kad tai kvaila, bet iš tikrųjų jie išminčiai. Jie atsilinka, ką galvoti apie bet ką tai. Geriau apie Dievą kalbėti. Su juo būti. Tada pasikrauni, tada jis nuramina, duoda viską. Tai va, taip džapa kalbama reiškia. Kiekvieną dieną. Duokit savo įžadą, kad kiekvieną dieną sukalbėsiu po ratą. Kai stabiliai sukalbėsit po ratą, duokit įžadą po 2 ratus. Kai stabiliai 2 sukalbėsit, nebekrysit niekada. Po 3. Bet kiekvieną dieną jūs galite ir daugiau sukalbėti. Jeigu yra blogai, tarkim, blogai mokyklai, blogai šeimoje, blogai ten su vyru, blogai su vaikais, šiaip neramu, kažkas toli yra, vyras išvažiavo, žmona išvažiavo dar, su kažko pykstamės, galite pastoviai kartoti. Jeigu neužmiegat naktį, kaip aš sakau, toks metodas yra, žmonės kartais prieš miegant pradeda skaičiuoti zuikučius, ten kiškius, dar kas nors, žinot, neužmiegat, skaičiuoja 1 zuikis, 2 zuikiai, 3 zuikiai, ten. Tai aš sakau, kartokit džapą. Pasiimkite lovą ir kartokit. Hare Krishna, 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 Hare Rama, 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 Hare. Užmigsit. Tai pirmas vaistas nuo pykčio, nuo depresijos, nuo apatijos, nuo visko. Kai yra labai skaudu, kai kažkas jūs įžeidė, užgavo, dar kažką padarė, verkit, pasiimkit džapą, atsistokit kažkur, eikit į mišką kažkur. Ne šiaip verkit, su džapą varkit. Kartokit šventus Dievo vardus ir Dievas išplaus jums viską iš širdies. Širdis atsilaisvins, pamatysit kitą pasaulį, norėsit vėl gyventi. Džapą šiaip reikia maišelį laikyti. Maišelio šiandien neturiu, jeigu ateisit į Vilnių, ateisit į Kauną, aš jums duosiu maišelį, va yra tokie maišeliai, šiaip džapa turi būti maišelė. Čia specialiai yra, reiškia, jis įsideda džapą į maišelį, įsideda, ir specialiai yra padaryta skylutė džapą. Aš nepasakiau, kad reiškia, mes turim vieną pirštą ant tos ir ant tos rankos, kurie skaitosi nešvarus. Va iš šitų pirštų šiandien neigiama energija. Čia praeities energija, čia dabarties energija. Ir šitos pirštus mes dažniausiai susižalojam arba šitos, o atkreipkite dėmesį. Reiškia, įsipjaunam, ten dar kažkas atsitinka. Dėl ko? Nes čia yra ego. Čia yra ego, mūsų šitie pirštas yra egoizmas. Čia aš pats savo noriu pasitenkinti. Su šito pirštu, reiškia, išeina neigiama energija, mes džapos neliečiam. Su šito pirštu mamos grumuoja vaikams, kaip aš sakau, niu. Ir jeigu pamatytumėm, taip energija eina, kaip lazeris. Su šito pirštu mes kažkam tukinam, sakom, tu toks, anoks, ten, žinot, ten žmogų prakeikė su šitų pirštų. Su šitų pirštų medžiotojai medžioja, nušauna žvėrį, gaiduką nuspaudžia. Su šito pirštų nušauna žmonės kare. Su šito pirštų, va. Tai dėl to tas pirštas iš šito maišelio išvedamas, matot, hop, atjungiamas, izoliuojamas, kalėjime įsėdi. Čia visi draugė suėjo, o šitas izoliavo, nedraugas. Tegu pabūna vienas. Ir va šitam, čia pasiimam šitą maišelį už vieną kuruliuką, nereikia ten žiūrėti, ką aš ten kalbėsiu. Kiekvieną, ne, paskui savaime pajaučiam. Va susirandam tą pirmą, vyriausią kuruliuką ir va džapą, žiūrėkit, įsileidžiam į maišelį, taip. Va, įleidžiam, iškišam pirštą ir pradam kartoti. Hare Krishna, 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 Hare Rama, Rama, Hare. Ir toliau einu. Va šitas pirštas izoliuotas. Jeigu kalbate maišelį arba taip maišelį kartojate, geriau džapą laikyti ties krūtinę, neleis žemiau ryškia dubens, nes apačiu yra apatinės čakros, kurios nelabai švarios, ten pirma, antra. Geriau tokiam lygmenį. Jeigu turite maišelį, galite užrišti, galite neužrišti, galite taip vaikščioti. Galite maištelė yra visada raištelis užsirišti čia ant rankos. O taip užsiriša. Ir nekrata tada maišelės nuo rankos ir patogiai galite vaikščioti. Ir ten vidų jūs apsiverčiate, vieną ratą sukalba 2, 3, toliau. Va taip. Galite maišelį, yra specialiai galima ant kaklo dėti, taip kaip ranka bus sugipsuota. Matot? Taip galite nešioti, kad ranka nekristų. Visi patogumai padaryti, visi patogumai dėl jūsų, matot. Šiaip jeigu užsimiršta, kiek sukalbėjot ratų, yra skaičiuoklės, va. Nusibraukit, tiek sukalbė, va, vieną ratą sukalbė, nubraukit, jau paskui žiūri 16 sukalbėjai. Norint likimą, kaip sakiau, valyti 16 ratų. Kai pabaigiam kalbėti, maišelį reiktų užrišti. Jeigu mes džapą laikome maišelį, tai ateity galite pasisiūti arba teigėti Kauno Vieto kultūros centrą arba į Vilniaus Ažinavo kultūros centrą, ten maišelį yra. Va, džapą, maišelį taip džapą užrišama, kad nelystų demonai čia. Va, maišelį aš priglaudžiu čia, reiškia, nusilenkiau. Nes čia yra pats Dievas, mano išganimas, mano laimė. Ir maišelį reikia laikyti savo
pačioj švariausiai vietoj, pačioj ten, kur mano viskas kažkas yra švento. Su maišeliu negalima eiti į tualetą. Jeigu į tualetą reikia kažkam atiduoti, nes tualetas, žinot, nerojus, ne altorius. Ten vuhu. Va, tai kažkam paduodu, nesinešu į tualetą. Džapas niekam nereikia duoti. Čia jūsų išganimas. Šitą džapą ištraukia iš žmogaus visą jo karmą, visas nuodėmes. Nes mes iš gyvenimo, čia ateidami daug ką prisidarom. Visą uodegą tempėsi, reiškia, mūsų nuodėmių. Tai šitą džapą sueina į šitą maišelį visos mūsų nuodėmės. Šitą džapą iš visų kiekvieną jūsų gyvenimą gali pakeisti. Atsiminkit šitą dieną. Šitą dieną ypatinga. Jūs dabar kažkas paėmėt, dabar kažkas nekalbėsit, kažkas iš vis dar neužaugo, aš daviau. Bet aš tikiu, kad vieną dieną, kai jums bus gerai, arba kai bus blogai, jūs paimsit. Ir paimsit, atsiminsit, kad kažkur yra įsigelbėjimas, kažkur jūs laikysit, kažkur padėsit, paskui paimsit, pradėsit kalbėti. Nes šitam amžiuje, viešpačiai Tanė, prieš 500 metų, reiškia, išpranašavo, pasakė, kad šitam amžiuje, kiekvienam name, kiekvienam mieste, kiekvienoj laiptinėj žmonės kartos šventus Dievo vardus. Kartos šventus Dievo vardus. Tai ką šitą Maha mantra reiškia? Aš sakiau, kad pirmas žodis yra Krišna, tai visų patraukliausias Dievas, jo pagrindinė savybė. Harė reiškia tai vidinė jo energija arba jo mylimoji, tai meilė. Ir Rama tai ir visą džiuginantis. O visa mantra labai paprastai verčiasi. Hari Krišna, Hari Krišna, 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 Hari Hari, Hari Rama, Hari Rama, Rama Rama, Hari Hari. O visų patraukliausias, o visą džiuginantis viešpatį, leisk man tau tarnauti. Mes prašom leidimą, kad jis leistų jam tarnauti. Nes mūsų sielos pagrindinė funkcija šitam gyvenime pažinti save ir suprasti, kiek aš esu nuo jos priklausomas, tik nuo jo. Ir aš esu amžinosios tarnas. Kai šitą suvoksit, jūs automatiškai būsit laimingi. Automatiškai. Ir kada nors tas ateis. Vieniems šiandien, kitiems rytoj, kitiems poryt, kitiems už metų, kitiems kitą gyvenimą. Tai va šitą džiavą pasidėkit ir saugokit. Saugokit taip, kad kiekvieną dieną kalbėkit. Tada jinai bus su jumis. Galite kišenį nešiotis, galite prie širdies nešiotis, galite ant kaklo, kol neturit nešiotis. Paskui gaukit maišelį ir maišelį nešiokit. Visur važiuokit, skrisit lėktuvu, kažkas bijos, pamatysit, skrisit, jūs kalbėkit džapą. Kiti sėdės, nukris, nenukris, pamatysit. 100% duodus. Kas skraido, pasimkite lėktuvą, pamatysit, kaip visi bijos. Už džapą kalbėkit, Hari Krišna, Hari Krišna, 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 Dievo. Jums juokas jums džiugu bus. Važiuojat kažkur, dar kažkur blogai, pasimkit džapą. Atvažiuojat, nežinot, ką daryti, pasimkit džapą. Prieš egzaminus pasimkit džapą. Eiliai pas gydytoją laukiat džapą. Einat kažkur džapą, neramu kur eiti, į darbą einat džapą, visur džapą. Ir viskas įspręs. Va kaip paprasta. Kokių klausimų turit? Klausimai? Aha, klausimas, gal kažkas negirdė. Ar tą 16 ratų reikia iškart sukalbėti, ar galima dienos laikotarpį padaryti? Palankiausiai viską vienu prisėdimu, viską iškart sukalbėti, 16 ratų. Tai užims nuo 1,5 iki 2 valandų. Bet matot, kad jūs nenusiviltumėt, iš pradžių gal iš pradžių nekalbėkite tą 16, jūs sukalbėsit 16 ratų ir paskui galvosit kitą dieną viskas, nusibodo, neįdomu, nieko negalvojau. Ne ta kvalifikacija, reikia po biškutį užėjti. Duokit savo nors vieną, bet vieną stabiliai. 2 reiškia irgi stabiliai. Kai praėjot prie 2, visą laiką kalbėkit 2. Kai 3. Ir tai nesiskaito, kad šiandien sukalbėjau 16, kitą dieną nereikia kalbėti. Čia esmė kiekvieną dieną. Kiekvieną dieną po truputį. Reiškia, jūs valot save, valot, prausit. Jeigu jūs nesukalbat, davėt ant įžadą savo 16 ratų, nespėjot, ryte dar kažkaip visokios aplinkybės bus, tai per dienos laikotarpį sudalykit, per pietus, po pietų, vakare, prieš miegą, jeigu jau pasieksit tą kvalifikaciją. Čia jau labai aukšta kvalifikacija, 16 ratų kasdien sukalbėti. Nuo vieno pradėkit, nuo vieno, kad pajaustumėt, kad esate gyvi. Tai dabar žinosit, kaip kalbėti, su kuriais pirštais, pakelkit, su kuriais pirštais mes kalbėsim. Aha, su šitais, va, ančiukai. Ga, va. Kas dar, kokių klausimų? O jeigu jinai paskui kitą pakeitį ją, kur šitą seną padėti? Sudeginkit. Jo, sudeginkit ją. Jeigu kitą pakeist. Svetimiem galima naudoti? Ne. Netyčia, pavyzdžiui, vaikai aptinka. Kaip aptinka, aš sakiau, su savim turėkit. Lenda visur. Kaip jie gali lysti, tai kokia jūsų mama, jeigu lenda vaikai visur. Tai vaikai ten visur gali lysti, kaip? Jie turi žinot, kur lyst, kur nelyst, tai juokauju. Ne, vaikams geriau neduoti, jie nuteps, numes, išteps, dar kažką, žinot, nesupras. Turėti, sakiau, vietą, kur vaikai neprieina. Kur šventa vieta? Jūsų šventa vieta.
Jeigu vaikai matys, kad jūs kalbate, jie irgi norės kalbėti. Jiems duokit. Jeigu jie jau supras, mokyt, kartu su vaikais galite kelti ir sėdėti kalbėti. Šeima tap šventa. Vienintelė sąlyga, kad mes nesiskirtumėm, jeigu mes džapą kartotumėm kiekvieną dieną, jokia šeima nesiskirtų. Neįmanoma skyrybų. Jeigu žmona ir vyras kalba, dėl ko skirtis? Kas mus skiria? Kas dar? Norėjau paklausti, o mantra om? Mantra om, matot, jinai tiek neveiks, kiek veikia Maha mantra. Om tai čia buvo, reiškia, paties Brahmos pradžioj, kūrimo, reiškia, pradžioj jis pasakė Om. Ir tai buvo pradėtas pasaulis kurti. Bet mums duota Maha mantra, vienintelis laimė. Reiškia, jis kaip kūrimo energiją panaudojo. O mes prašome sugrįžti, tarnauti, grįžti į pradinę padėtį viešpatis. Om neveiks, neišvalys mūsų. Tiek. Dar kas? Taip. Maišelis reikalingas tam, kadangi džapa, matot, yra, jinai toks dalykas, kad šventas, sakralinis, kad jie nemėtyt, nepurtyt, ne kažkur netampyt, kad jinai būtų čia saugoma, kad mes galėtumėm labiau susikoncentruoti, matot, maišelis, tam didesnė koncentracija padeda. Ir švarumas, kad bet kur jos netrapstytumėt, nemėtumėtumėt, va, jinai švari. Šiaip jinai, jeigu turit švento vandens, galite, reiškia, nuplauti. Jeigu važiuojate į šventas vietas, irgi galima nuplauti. Suprantate? Nes karts nuo karto jinai apsiteršia. Tai va, atsiminkit šitą dieną. Jeigu turėsit kokių klausimų, bus neaišku, galite man rašyti. Mano paštas labai paprastas, anantara.info@gmail.com. Patarsiu, pasakysiu, bet čia nieko sudėtingo. Jūs gavot kiekvienas praktiškai knygutę. Ten vienam iš puslapių rasit, kiekvieną dieną perskaitykit po vieną lapą šitos knygutės. Ir ten yra vienam lape prieš galą paaiškinta, kaip kalbėti šitą mantrą. Aš ne veltui atvežiau, kad jūs dabar žinosit, paskui nebežinosit. Ten bus paaiškinta. Kokių dar klausimų? Tai pabandykim dabar visi kartu sukalbėti vieną kartą mantrą pakartoti. Pasimkit į savo rankas, kiekvienas džapavą, kad mes nors visi kartu sukalbėtumėm vieną ir taip mes baigsim šitą sutikimą, nes mano laikas baigėsi. Kaip supratau, taip pagidėjau? Užteks dar, ne? Gerai, tai pabandykim, tas kelias gal sukalbėsim. Kol aš kalbėsiu ir jūs kalbat. Visi pasiėmam? Ar visi pasiėmėt? To aš patikrinsiu. Visi pasiėmėt? Pasidėjot pirštą kaip priklauso, ne? Dešinės rankas, paguldom ant šito piršto, va? Matot, kaip turi gulėti? Va šitaip. Su nykščiu prispaudžiam ir tarkim visi garsiai. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare
Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Kaip atrodo? Įdomu? Va, tokia energija, kiek apvalom čia. Čia visos žolės, kitam gyvenime bus jau nebe žolės. Kitam gyvenime šitos žolės jau nebe žolės bus. Kitą gyvenimą tai reiškia kitais metais. Kai atvažiuosit, jau bus kitos žolės. Šitos jau laikios, kirminiukai skraidys viskas, apvalo tą erdvę. Šventi vardai viską apvalo, absoliučiai, keičia visą atmosferą. Įsivaizduojat. Jeigu kalbėsit kiekvieną dieną po 16 ratų, paskui senatvėje dar daugiau kalbėsit, reiškia, galėsit laimingai kraustytis į kitą planetą arba grįžti į dvasinį pasaulį, gausit tam amžiną kūną. Iš vis laimė ateis, absoliučiai nušvisit. Būsit nušvitę, šventieji, laimingi. Tai aš to jums linkiu. Hare Krishna. Ačiū jums, kad atėjot, kad išklausėt. Ačiū. Ačiū organizatoriams, ačiū Dariui, ačiū Gidijui. Sakytų,